Sveiki! Pristatome užduočių planavimo ir darbuotojų vertinimo modulį. Peržiūrėję video sužinosite, kur surasti darbuotojų planus, kaip juos peržiūrėti, kaip suderinti planą su darbuotoju ir kaip patvirtinti atliktus darbus. Darbuotojų planai. Kur ir kaip juos peržiūrėti? Atsidarykite planų modulį, viršutinėme meniu pasirinkdami Planai. Galite peržiūrėti vieno ar kelių darbuotojų pasirinkto laikotarpio planus. Kad būtų pateikti jūsų norimi duomenys, filtruose nurodykite reikiamą informaciją. Zonų filtre pasirinkite zoną, vartotojų filtre nurodykite vieną ar kelis vartotojus. Jeigu norite, statusų filtre pasirinkite konkretų statusą, bei datos filtre pasirinkite laikotarpį. Pasirinkus filtrus, sistema jums pateiks visus nurodytus filtrus atitinkančius duomenis. Kad darbuotojas planą jau pridavė, galite matyti šioje skiltyje. Žalia spalva reiškia, kad planą darbuotojas pridavė. Mėlyna, kad planą jūs jau patvirtinote. Geltona spalva vaizduojamas dar nepriduotas planas, o raudona – atmestas. Prioritetų ir komentarų laukai. Ką juose įrašyti? Prioritetų laukelis – tai darbuotojo tikslai tai dienai ar savaitei, kurie gali susidaryti iš vienos ar kelių užduočių. Rekomenduojame vesti iki 3 prioritetų. Vadovo komentaro laukelyje jūs arba jūsų darbuotojas galite įvesti tam tikrus pastebėjimus, komentarus susijusius su tos dienos planuojamais darbais ar darbuotojo darbo kokybė. Darbuotojas gali pakomentuoti, kodėl suplanuota per daug ar per mažai valandų, kodėl pasirinkti būtent tokie prioritetai, kokiu metu darbuotojas bus išvykęs į susitikimą. Tai trumpos informacinės žinutės tiesiogiai susijusios su darbu ir darbuotoju, palengvinančios tarpusavio komunikaciją. Kaip suprasti planų lentelę? Planų lentelėje pateikiama plano įvykdymo statistika, kuri atnaujinama nuolat. Pateikiama pagal tabelį planuojama darbo trukmė, kiek valandų jau suplanuota numatytoms užduotims atlikti, nurodomas faktinis užduotims atlikti skirtas laikas, taip pat pateikiamas aritmetinis vidurkis, tai pabaigtų užduočių bei tabelio darbo valandų santykis. Plano įvykdymo procentas parodo, kiek suplanuotų užduočių jau įvykdyta, o pastangų procentas – dirbtų valandų ir tabelio darbo valandų santykį. Kaip suderinti darbų planą su darbuotoju? Jei darbuotojas planą jau pridavė, jums reikia jį peržiūrėti ir patvirtinti arba atmesti. Veiksmų stulpelyje spustelėkite šį paveiksliuką. Atsidarys į planą įtrauktų užduočių sąrašas. Peržiūrėkite visus planą sudarančius darbus, planuojamo užduočių atlikimo laiką. Uždarykite lentelę. Jei jūs sutinkate su darbuotojo planu, veiksmų stulpelyje spauskite Patvirtinti. Peržiūrėkite numatytus prioritetus. Jeigu reikia, pakoreguokite ir spauskite Tvirtinti. Plano statusas bus pakeistas į Sutarta. Jei manote, kad planas netinkamas, spauskite Atmesti. Įveskite priežastį ir dar kartą spustelėkite Atmesti. Kaip patvirtinti darbuotojo atliktus darbus? Atsidarykite užduočių ataskaitą. Peržiūrėkite atliktas užduotis ir įvertinkite visas iš karto arba kiekvieną atskirai. Jei norite įvertinti visas užduotis iš karto, pažymėkite jas. Lentelės apačioje atsiradusiame filtrų meniu pasirinkite, kokias užduotis norite patvirtinti. Pažymėję norimus filtrus spauskite Saugoti.
Jei norite vertinti kiekvieną užduotį atskirai, spustelėkite šalia užduoties esančią varnelę ir pasirinkite, planuotą ar faktinį laiką norite patvirtinti. Patvirtinus kiekvieną užduotį, laiko statistika atsinaujins. Patvirtinę visas reikiamas užduotis, paprasčiausiai uždarykite ataskaitą. Planų lentelėje, stulpelyje veiksmai, spauskite uždaryti. Jeigu norite, galite įrašyti dienos įvertinimo komentarą ir vėl paspauskite uždaryti. Plano statusas bus pakeistas į uždarytą. Lentelėje matysite galutinį darbuotojo atliktų dienos darbų įvertinimą.